Rugsėjo 14. Rugsėjo 13 palėjo, naktį irgi palėjo. Reikia būti visiems riešutininkams atidiems. Nes jau pradėjo trūkinėti perikarpas, apyvaisis, tai vadinamas. Riešutai jau krenta. Jeigu neprieisit laiko, gali būti, kad viskas bus ant žemės. Ant žemės blogai. Pradeda greitai gest. Riešutas, jo kokybė, kaip sakyt, blogėja. Ir žinoma varnos. Varnos tik ir laukia. Tad būkite atidūs, stebėkit, po lietaus reikia dažniau aplankyti sodą ir nuskinti, kad ir dalimis derlių. Prasidėjo sezonas, perikarpai trūkinėja jau ir jau pradedam rinkti riešutus. Skinu kiek įmanoma anksčiau, kadangi varnos dar neužuodė, kad jau sunokė, yra prakirstų šiek tiek, bet dar jos pabandė pralest. Dar neišėjo, tai dar neatskrido, bet jeigu tik pamatytų, kad pilnai atsidarė perikarpai, tai greitai nuneštų. Man vienais metais vieną medelį visiškai nunešė. Nepaliko nei vieno riešuto. Akcentas dabar kai kurias kitus dalykus. Štai čia yra belarusiška samochvalovičiai. Veislė sertifikuota yra jų. Ir vat gavosi keletas tokių kekių. Čia buvo daugiau riešutų, gal 9. Dabar jau mažiau, nukrito. Pridėsiu degtukų dėžutę, kad įsivaizduotumėt, kaip atrodo riešutai, kai jų yra daugiau kekiai. Ir kaip atrodo riešutai, kai jie yra, štai po 2. Nukrito mano matavimo įrankis. Po 2. Kaip matot, riešuto dydis skiriasi. Ir dar kartą grįžtam prie kekėmis augančių. Vadinasi, kekėm augantys nėra jau čia tas labai geras variantas. Aišku, man samochvalovičių pirmą kartą kekėmis užaugino, buvo pernai kai kurie kiti medeliai. Šitas augino po 2-3. Bet būna tokių metų, kad augalas užaugina 6, 7, net 8 būna vienoje kekiai. Reiškia, riešutai bus prastesnės kokybės, nes maitinimas būna daug prastesnis. Tai vat. Turėkit galvoj šitą variantą, nesidžiaukit labai kekiniais, kai kiti ten sako, auga kekėmis. Kekiomis vynogės turi augti, ne riešutai. Aišku, širdžiavaisiai tai be abejo kekėmis auga. Ir dar stebėkit tokį dalyką, kad jau ten, kur jūsų riešutynas, jau kraustosi kirstukai. Jau pradeda daryti skylės, darosi namus, todėl problemų turėsit. Reiškia, reikia kažkaip juos rudenį anuliuoti. Vat išlaukštenau ir visus tuos apyvaisius čia va vietoje ir sumečiau. Tai bus, jie supus ir augalai bus maistas kitiems metams. O riešutėlius jau surinksiu ir džiovinsim. Dabar dar atkreipsim dėmesį į riešutų formą. Šiek tiek kai kurie riešutai skiriasi ant to pačio medžio. Nėra taip, kad būtų visiškai vienodi. Tai mes ir pasižiūrėsim. Štai kaip atrodo riešutas, bandom kitą
Dar va šitą. Va šitą šiek tiek skiriasi. Tuojaus numesiu. Pasižiūrim. Va štai šita noselė yra ilgesnė. Kiti yra biškiai apvalesni. Tai kai kurie būna sako, kad turi kokį vieną kitą riešutą užsiauginę. Augalą sako, kad tai yra kitokie riešutai. Tai nėra ta veislė. Nors iš tikrųjų būna, kaip matot, šioks toks skirtumas. O dar vienas įtrūkęs yra. Paimkim šitą. Va čia aš juos sudėliosiu. Būtų aiškiau. Pažiūrėkim kaip šitas. O, vat, tinkamas pavyzdys. Nosis dar ilgesnė. Ilgiausia noselė. Trumpesnė. Čia dar trumpesnė. O kraštinis dar trumpesnė.